Sveiki prisijungę prie video tinklalaidės, kurioje kalbame apie inovacijas ir technologijas bei tai, kaip jos keičia mus supantį pasaulį. Šis pokalbių ciklas tai tarsi įžanga į jau gegužės 29 dieną vyksiančią inovacijų parodą Technorama, kuri vyks ir kuri visus kūrėjus ir technologijų entuziastus sutrauks į KTU Santakos slėnį Kaune. Primenu, kad Technorama inovacijų paroda konkursas jau daugiau negu 20 metų yra organizuojama Kauno technologijos universiteto draugė su partneriais. Pati paroda augo, didėjo, keitėsi jos formatas, tačiau pagrindinis konceptas ir idėja išliko ta pati – motyvuoti jaunuosius kūrėjus ir apie mokslo pasiekimus kalbėti garsiai. Registracija į renginį, į šių metų renginį jau atidaryta, o ir dalyvauti gali visi, pradedant nuo dar tik tai susiformavusių komandų iki startuolių, nuo studentų iki mokslo grupių. Parodoje dalyvaujantis gali ne tik pristatyti savo idėjas plačiai visuomeniai, ekspertų komisijai, tačiau varžytis ir dėl prizų. Partnerių įsteigtas prizinis fondas šiemet jau viršijo 10 000 eurų, tad dalyvauti ir varžytis tikrai yra dėl ko. Norintys susiregistruoti, tiek pažengę, tiek dar tik pradedantys inovatoriai kviečiami tai padaryti adresu technorama.ktu.edu. Na, o prie mūsų tikslo kalbėti apie mokslo pasiekimus garsiai prisideda pagrindinis informacinis renginio partneris, naujienų portalas lrytas.lt. Na, o šiandien kalbėsime tema, kuri 100% yra aktuali visiems. Tai yra maistas. Ir maistas gali būti ne tik skanus, bet ir inovatyvus. Ir ne, aš nekalbu apie naujai suformuotą kotletą jūsų lėkštėje. Tai kur kas įdomiau ir sudėtingiau. O šią įdomią ir mums visiems aktualią temą, maisto inovacijų tema, kalbėsime su KTU Maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos vadove ir mokslo populiarintoje, aktyviai dirbančia inovatyvių maisto komponentų kūrime, jų įvedime į rinką bei visuomenės informavime apie svarbiausius mokslo ir technologijų atradimus, maisto ir maisto papildų ekspertę Aelita Zabulionė. Sveiki, Aelita. Tai kai aš pradedu kalbėti apie maistą, apskritai turbūt ne tik tais dabartinėme pokalbyje, bet apskritai visuomenėje, tai tikrai niekams pirmiausiai į galvą neteina inovacijos. Dažniausiai žmonės, kalbant apie inovacijas ir technologijas, tai sieja su kažkuo labai tolimu ir mūsų gyvenimui visiškai kasdienybei neartimo. Tačiau maistas, kaip ir jau minėjau pradžioje, yra aktualus mums visiems ir drįsčiau teigti, kad tos inovacijos maisto pramonėje, maisto srityje ateina bene pirmiausiai, kadangi valgo visi ir rinka yra milijardinė, kadangi tai yra visiems aktualu. Galbūt galite papasakoti, kasgi yra tos maisto inovacijos ir kodėl yra tai svarbu mūsų kasdienybei. Iš tikrųjų, inovacijos neateina pirmiausiai į maistą. Kas domėtų, žinot, pirmiausiai į karą, tada į mediciną ir tada, žinoma, į maistą. Iš tikrųjų, maistas yra fenomenas. Dėl to, kad tuo pačiu nieko naujo, ko nevalgiam prieš keletą tūkstančių metų, mes šiandien nieko tokio neturime. Bet tą pačią akimirką, kad tarsi neturime nieko naujo, galiu pacituoti savo močiutę. Nuo kada pienas galioja pusę metų? Tos inovacijos maistą pakeitė labai ir, mano nuomonė, į gerą. Pamodeliuokime ateitį. Jeigu pažvelgtume visai netolimą ateitį, galbūt ir tolimesnę, galbūt ir netiek tolimą, kas atsidurs ant mūsų stalų. Jeigu dabar jau močiutė stebisi ilgų pieno galiojimo laiku, tai yra tam tikra inovacija jai, kuo stebėsimės mes, kokios inovacijos nuguls ant mūsų stalų ateityje? Iš tikrųjų, turbūt dabartinį žmogų nustebinti, kažko priblokšti yra sudėtinga. Yra 3D spausdintuvai, kurie gali iš vienos matricos tau atspausdinti bet ką ir jie jau yra labai labai arti kasdienio vartojimo. Mes turime kosmoso technologijas, mes turime dirbtinį intelektą, turime labai daug ko, kas yra susiję su maistu. Pavyzdžiui, šaldytuvas skanuojantis turinį ir pranešantis tau, kada reikia kažką nusipirkti. Bet ir pats maistas tampa daug inovatyvesnis, tik tiek, kad tos inovacijos galbūt įsigyvendina per ilgesnį laikotarpį. Pavyzdžiui, turbūt visi jau esat girdėję terminą personalizuota mityba. Ir nepaisant to, kad tai atrodo kaip, tarkim,
kažkokių produktų įvedimas į rinką ir dažniausiai žmonės su personalizuota mityba sieja baltyminius batonėlius, ten alergiškiams žmonėms skirtus produktus, specialiosios paskirties produktus, ten tarkim ryjimo sutrikimų turintiems žmonėms. Iš tikrųjų, personalizuota mityba ateina per genetinį žmogaus suvokimą, tai yra per jo genetinio kodo skaitimą ir netgi maisto pritaikymą, suprantant ir suvokiant visus biocheminius procesus žmoguje. Aišku, čia turbūt utopija šiek tiek tolimesniam laikui, ne artimiausiam dešimtmečiui, bet tai jau po truputėlį manifestuojasi ir vieną dieną atrodys visiškai normalu, kad mitybą mes derinam ne pagal užimtumą, ne pagal aktyvumą, bet pagal savo genetinį kodą. Tai aš manau, tas labai atsiskleis per artimiausius keletą metų. Ir be abejonės, kas man yra labai džiugu, kur ta inovacija maiste jaučiasi, tai yra biologiškai aktyvių medžiagų išsaugojimas. Kaip pavyzdžiui, po Antro pasaulinio karo norėjom pagaminti kuo daugiau, kuo tankesnio maisto, tai yra kuo daugiau kalorijų, nes reikėjo atstatyti ištisas šalis sunaikintas. Dabar mes jau kalbam apie harmonizavimą, balansavimą, apie poreikių patenkinimą. Tai yra nepamirštant, nesunaikinant vitaminų, baltymų, nedenatūruojant ir taip toliau. Tai tarsi yra ir labai paprasta, ir labai komplikuota vienu metu. Ir į ką dabar gręžiasi vartotojas? Aš paminėjau, kad maistas gali būti ne tik skanus, bet ir inovatyvus. Tai aš nežinau, dabar jeigu pati rinkčiausi maisto produktą, artėja pietų metas, rinksiuosi tai, kas man skanu. Tai kokios savybės, kalbant apie maisto produktus, dabar yra svarbu šių laikų žmogui? Turbūt tendencija kažkokia formuojasi ir nėra tik tais pavieniai atvejai, kurie negali suformuoti tendencijos. Tai galbūt galit pristatyti, kas yra svarbu šių laikų žmogui. Kartais aš galvoju višta ar kiaušinis, bet paimsiu pavyzdį. Grįžo mada iš 90-ųjų ir ji dabar yra didžiausias trendas. Ir stebint tai, kas vyksta su maistu, aš stebiu lygiai tą patį. Tarkim, vėlgi, mano močiutė, jinai buvo tiesiog protinga kaimo moteris ir pas mus visada būdavo ir atrodė visoje visuomenėje, visoje bendruomenėje normalu veganiško maisto dienos, bemėsės dienos, mėsos analogai. Turbūt visi esat vaikystėje ragavę arba grikių kotletuką, arba vyžinių dribsnių kotletuką. Tai va, tik mes to taip nevadiname. Tai man toks jausmas, kad maisto sistemos dabar labai atsigrėžia atgal. Žmonės pradėjo užkandžiams rinktis vaisius, daržovės, ne kažkokius batonėlius, ne perdirbtą maistą, bet paprastą, tikrą maistą, taip kaip kad būtų buvę kokiais, 90-aisiais, jeigu ne tam tikri istoriniai įvykiai, kur žmonės valgo labai daug tikro maisto, kuris nėra stipriai apdorotas, kuris yra tiesiog toks, koks yra. Tai man atrodo, kad mes galbūt kartais tas naujas trendas, tai yra naujas požiūris į tai, ką mes darėme daug metų ir darėme gerai. Tai labai tokia įdomi mintis išsivystė, kad iš tikrųjų tai nauja, tai iš naujo atrasta sena. Ir būtent čia gimsta inovacija. O kalbant apie tas naujasias technologijas, apskritai ne tik tais maisto srityje, labai svarbus yra multidiscipliniškumas, tai yra ir su kitais ekspertais, su kuriais kalbėjome, bet ne visi paminėjo multidiscipliniškumą, kad iš esmės nieko negalima sukurti naujo, ne sąveikaujant su kitomis mokslo sritimis ir panašiai. Tai norėjau paklausti, tarp kurių mokslo sričių daugiausia sinergijos turi maisto sritis, su kuo labiausia draugaujate, jeigu taip galima pasakyti. Ir pavyzdžiui, dabartinis šių laikų trendas yra dirbtinis intelektas. Na, atrodo, atsidarysiu tą patį šaldytuvą ir jis ten bus. Ar dirbtinis intelektas kaip nors veikia būtent maisto sritį, maisto pramonę ir panašiai? Tai čia toks dvejopas klausimas, tai labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas jau intensyviai dirba maisto pramonėje, kaip ir pati paminėjai, ypatingai optimizuojant procesus. Nes, kaip ir sakiau, mes norim kuo mažiau plastiko arba kitų kenksmingų medžiagų naudoti pakuotėse. Tai jas reikia sukurti, jas reikia pagaminti. Lygiai taip pat procesai, kai apdorojame maistą, mes norime užtikrinti saugą, bet kuo daugiau išsaugoti vertingų medžiagų. Ir čia vėlgi, sakyčiau, reikalingas labai glaudus įvairių sričių ekspertų bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, pagaminam naują maisto produktą. Mes privalome užtikrinti jo cheminę ir mikrobiologinę saugą. Ir
jeigu taip, grubiai iliustruojant, bet labai aiškiai. Tai paėmiau kažkokį savo tą produktą, įdėjau jį sterilizuoti ilgam laikui į aukštą temperatūrą ir mikrobiologiškai jisai bus tikrai saugus. Laikysis gal net 2 ar 5 metus, tačiau jo biologinė vertė gali būti sunaikinta visiškai. Tai reiškia, kurdama naują maisto produktą, aš turiu glaudžiai bendradarbiauti su žmonėmis iš medicinos srities, kurie žino apie virškinimą, kurie žino apie pasisavinimą, kurie galbūt gali netgi tą nustatyti, kaip man pasisekė sukurti produktą, kuris būtų gerai virškinamas, gerai pasisavinamas. Jeigu aš šitą padariau, aš išnešu produktą į lentyną. Nesvarbu, virtualią ar tikrą parduotuvės lentyną. Ir produktų yra tiek daug, kad maždaug pusę sekundės mūsų akis gali skirti vienai etiketei. Tai jeigu aš pastatysiu šitą tiek daug energijos ir tiek daug pastangų kainavusi produktą į lentyną, tiesiog užklijavusi fainas elitos produktas, jisai gali niekada nesulaukti sėkmės, nepaisant to, koks palankus mitybai bus. Tai reiškia, aš kreipiuosi į neuromarketingo specialistus, aš klausiu, kokią etiketę dėti, ką rašyti priekyje, ką rašyti gale ir netgi kokias spalvas tam panaudoti. Ir ne tik tai, kaip žmonės sako, nori visi daugiau parduoti. Taip, be abejonės, visi gamintojai nori nupirkti ir tai yra pagaminti ir parduoti. Tačiau tie, kurie turi tų gražių idėjų išgelbėti ir pakeisti pasaulį, jie tikrai tą įdeda darbo ir tai turi atsispindėti ir mes turim padėti žmogui rasti tą reikiamą sprendimą jam patį palankiausią. Aelita, jūs ir pati prieš keletą metų dalyvavote Technoramos inovacijų parodoje ir pristatėte kiaulieną iš žirnių. Iš tikrųjų skamba tikrai labai įdomiai ir norėjau jūsų paklausti, kaip būtent kilo tokia idėja, kokie galbūt iššūkiai padiktavo būtent tokio produkto gimimą ir kodėl jis yra aktualus šiandien. Iš tikrųjų, tai vyko 21 metais ir tada aš buvau tik vieną mažai pirštelį kėlusi į maisto mokslą ir dirbau mokslo grupėje, kurios tikslas ir buvo sukurti inovatyvų mėsos analogą. Ir mūsų tikslas buvo maksimalus kiekis geležies, taip kad, tarkim, suvalgęs vieną porciją, tu gautum visą geležies arba bent pusę normos ir antras riebalų kiekis. Dėl to, kad dauguma rinkoje esančių mėsos analogų turi tą pačią problemą, didelį kiekį sočių riebalų. Tai mes užsibrėžėm tikslą pasiekti ne daugiau kaip 6% riebalų ir tas apsunkino mano užduotį surasti gerą receptūrą ir gerą kombinaciją. Ir iš tikrųjų tada aš nežinojau tiek daug, kiek žinau dabar ir aš padariau labai paprastai. Aš galvoju, kada tas mėsos analogas tampa analogu, kada jis nėra tiesiog mėsos užkaitalas kažkoks. Tai tada, kada jo skonis yra toks pat kaip mėsos. Tai aš pagalvoju, kas lietuviai yra mėsa, lietuvis mėsa. Ir aš mintimis taiga nusikėliau į Palangą vasaros sezoną ir kažkodėl mano mintise buvo žirniai su spirgučiais. Ir pati ta dermė žirnių pagrindų, kad lietuviams tiesiog yra labai šita kultūra priimtina, pažįstama ir mūsų skrandžiams taip pat. Ir aš nusprendžiau atkartoti tą prieskonių ir skonių dermę ir tai buvo didžiulė sėkmė. Tiesiog elementari idėja apgauti pirmiausia liežuvį, akis ten kaip nors ir jinai labai gražiai įsigyvendino. Sakot, kad tada dar buvau tik įkėlusi koją į tą mokslo, į tą maisto sritį, tai norėjau paklausti, o galbūt dabar kažką kitaip darytumėt, ar ką darytumėt kitaip, ar turit tokių idėjų, ką būčiau dariusi kitaip ir dabar jau visai kitokį produktą pristatyčiau? Iš tikrųjų, kai pradėjau dirbti, ganėtinai daug dėmesio skirdavome antrinių žaliavų panaudojimui. Kaip tai, kas lieka, pavyzdžiui, po perdirbimo arba, tarkim, veganiškos pieno alternatyvos dabar yra labai madingos ir po jų lieka labai daug išspaudų. Pavyzdžiui, daro migdolų pieną ir ta migdolų masė jinai lieka nepanaudota ir yra išmetama. Tai mes darbo grupė buvo susitelkusi į tų antrinių žaliavų panaudojimą, bet ilgainiui mes visgi pereiname kaip nesugeneruoti tų didelių atliekų kiekių ir kaip tvarkyti maisto sistemas, kad jos būtų kuo tvaresnės. Nes be abejonės trumpalaikiai perspektyvai mes turim turėti kur padėti tas antrinės žaliavas, bet ilgalaikiai perspektyvai jų turėtų tiesiog nelikti.
Aelita, jūs esat mokslo tyrėja, tikrai labai aktyviai tiek akademinėje erdvėje kalbate, bet esate labai aktyvi ir socialiniuose tinkluose ir tikrai, sakyčiau, ne savo selfies dedatės, bet dedate tikrai labai aktualią informaciją, kurią aš ir pati dalyvauju dažnai apklausose įvairiose, edukuojate plačiąją visuomenę apie maisto vartojimą, apie maistą tiek iš ekspertinės pusės, tiek siejant su mūsų kasdienybė. Kodėl tai darote? Kodėl manote, kad svarbu su ne akademinė bendruomenė, ne ekspertais apie tai kalbėti, tačiau tai dalinti su plačiaja visuomenė? Gal aš kiek naivoka, bet aš tikrai nuoširdžiai manau, kad tas žinojimas gali pakeisti pasaulį ir aš esu tas žmogus, kuris gali atnešti tą žinojimą, nes aš jo siekiu ir atrodo ieškai ir atrodo atrandi. Be abejonės turbūt čia yra maža dalelė tuštybės. Man patinka kalbėti, man patinka pasakoti ir atrodo, man pačiai smagu kažką sužinoti ir kiekvieną dieną galvoju, gal tas kažkas būtų įdomus ir visai visuomeniai. Ir paskutinis aspektas turbūt yra, aš nematau prasmės ieškoti atsakymų, jeigu tas atsakymas yra tik tai man. Aš puikiai suprantu ir žinau, kad jeigu man įdomu, jeigu aš nežinau, tai yra dar tūkstančiai žmonių, kurie irgi nežino ir norėtų sužinoti, bet neturi galimybės 4 metus skaityti mokslinės literatūros, kad atsakytų savo vieną mažytį klausimą. Tai aš tai priimu kaip dovaną, kad aš galiu būti mokslininkė, kad iš vis egzistuoja tas, kad moteris mokslė jau yra absoliuti normalybė. Ir truputėlį tos dovanos noriu sugrąžinti visuomenį, kuri leido man tai padaryti. O kaip pati visuomenė reaguoja? Ar sulaukite daug komentarų, nežinau, atsakymų į jūsų stories ir panašiai? Ar įvertina tą jūsų duodamą dovaną? Aš turiu prisipažinti, kad viešai skelbiamų komentarų neskaitau po vienos liūdnos patirties. Aš buvau labai jaunas specialistas ir man tikrai buvo liūdna matyti blogus arba, kaip čia pasakyti, nepozityvius komentarus. Tačiau tie, kurie ateina žinutėse, aš visada atsakau ir man be galo gera, kad tose žinutėse yra konkrečių klausimų. Ar tas produktas geras, ar tas produktas vertas pinigų, ar tas produktas palankus sveikatai, ar tą produktą galiu vartoti esant tokiai situacijai. Ir aš iš tikrųjų skiriu laiko atsakyti kiekvieną tą klausimą, nes aš manau, kad žmogus, kuris ieško atsakymų, juos anksčiau ir vėliau randa. Ir aš visada skatinu nepasikliauti tik mano nuomonę. Aš sakau, jeigu jums reikia dar tą pastikslinti, eikite pas tokį specialistą, tokį paklauskite ten, paskaitykite ten. Dėl to, kad man atrodo, kad informuotas sprendimas visada yra geresnis. Ir kadangi pati neskaitau komentarų, niekam ir nerekomenduoju iš ten išsirinkti informaciją, nes iš tikrųjų taip yra, kad tie, kurie neturi laiko, kada komentuoti, jie žino daug, o tie, kurie nieko nesidomi, tai jie turi daugiau laiko ir komentarą parašyti. Aš iš tikrųjų matau tokią labai gražią sinergiją. Jūs savo socialiniuose tinkluose dalijatės, populiarinate mokslo pasiekimus, apskritai atradimus, lygiai tą patį daro ir Technorama. Turbūt didesnėme lauke, ne visus metus, kaip jūs tai darote, bet sinergija iš tikrųjų labai graži. Ir grįžtant prie Technoramos, norėčiau pabaigai paklausti, kadangi ir pati dalyvavote, galite pasidalinti patirtimi, į ką vertėtų atsižvelgti būsimiems Technoramos dalyviams, būtent iš maisto srities. Kadangi irgi paminėsiu tokį faktą, kad maisto technologijų studentų mes turime Technoramoje tikrai nemažai ir kartais net žmonės, kurie ateina ir niekada nėra buvę, nustemba, kad Technoramoje gali ne tik tais išbandyti naujasias technologijas susidėję VR akinius, tačiau paragauti tam tikro funkcinio maisto ir panašiai. Tai dalyvaujant ir norint pasiekti matomumą ir panašiai, ką rekomenduotumėte, į ką turėtų atsižvelgti dalyviai? Na, pirmiausia, tai turbūt irgi norėčiau pasidžiaugti, kad Technorama tikrai pritraukia labai daug visuomenės dėmesio. Aš kiekvienais metais stebiu, kad po Technoramos viešojoje spaudoje atsiranda gerokai daugiau įdomios informacijos apie technologijas. Ir ten atėję žmonės sulaukia ir visuomenės susidomėjimo, ir žiniasklaidos susidomėjimo. Ir turbūt norėčiau užbaigti šitą gražų palinkėjimą istoriją jau ne apie maistą, apie Albertą Einšteiną, kur vieną iš savo lygčių jis visą savo gyvenimą taisė ir galiausiai nesupratęs, kam viena jo parašyta konstanta reikalinga, ją išbraukė. Tiesiog, nes jis negalėjo to paaiškinti, jis negalėjo to suprasti. Po 70 metų
mes žinom, kad jinai buvo reikalinga ir žinom, kad ten ir buvo visa esmė ir ją įrašėme atgal. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu turi idėją, studentai, žmonės arba žmonės dirbantis visiškai ne tą, kurioje srityje ateina idėjos, nepadėti tų idėjų stalčių vien dėl to, kad dabar nėra galimybių, vien dėl to, kad dabar technologija per brangi, vien dėl to, kad nežinau, kaip aš ją įgyvendinsiu, kad tos idėjos gyventų, kad jos ateitų į viešumą, kad jos galėtų būti pamatytos, sukurtos ir ištobulintos, netgi jeigu tai bus po 70 metų. Turbūt negalėčiau geriau baigti šito mūsų pokalbio negu tokia motyvacinė gaida. Ačiū labai už motyvaciją, ačiū už praktinę informaciją, buvo tikrai įdomu, skanu ir inovatyvu kalbėti. Tai priminsiu, kad kalbėjome su KTU Maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos vadove ir mokslo populiarintoja Aelita Zabulionė. Ačiū tau, Aelita. Ačiū tau. Ir savo ruožtu norėčiau padėkoti visiems žiūrėjusiems mūsų pokalbius. Tai buvo jau paskutinioji laida, kurioje mes kalbame apie inovacijas ir technologijas. Ir visus norėčiau pakviesti gegužės 29 dieną į KTU Santakos slėnį, kuriame susiburs inovatoriai, inovacijų kūrėjai, norintys pristatyti savo darbus plačiai visuomeniai. Tai dėkoju visiems ir iki susitikimo Technoramoje.